I was born to be a fighter, had these dreams and desires. I would be something better, energy, got a fire in my soul to keep burning, a pain that keep hurting, a curse is emerging, feel the thirst, keep on working, I won't stop, I won't quit, to the top of this shit, I get lost in the work, sweat dripping, not a bitch, I get mad, I get pissed, I get after this shit, hit the gas, feel the grip, adrenaline, never miss, I'm not patient, but I've learned to embrace it, cause I've been working, I've been waiting, never complacent, cause I'm so close I could taste it, wanted away from everything I've been chasing. Oi, tos mano kovas. Tokia sudžiūrė. Net baisu šortus dėtis. Bet anyway. Reiktų daryti kars nuo karto. Nereiktų eiti sakelį. Galim išeiti su šortus. Karočią draunų grytę. Pirmas pratimas šitoks bazinis. Na, lengvai. Maksimaliai aš ten tikrai nieko nepadariau. Bet biškiai jaučiasi toks lengvas nuovargis. Tik svoris. Šiam pilų čia nedaug šiaip. Bet po 5 repus padariau. Vis greitai tokį keisdamas. Čia faktas dėl filmavimo. Bet visai neblogai jaučiasi. Šoku dabar per kitų pratimukų. Pasidedu savo tripodą, susireguliuoju aukštį iš 3 karto. Ir tai dar nežinau, ar bus gerai. Ir čia reikia atsiminti vietą, kur pasidedi, kur geras kampas, nes vieną kartą reguliuotis. Pusę valandos tik trefkės liko, aš dar tik antrą pratimą darau. Let's rock and roll. Vėlgi, pratimukas, old schoolas visiškas, traukia iš viršaus. Šiaip nugarą labiau taip įsijunginėja, pagrindinis latsas, negu taip. Bet galbūt aš nebūčiau tas toks griežtas, kur kažkaip tais labai tipo taisyklingai atlikinėti. Aš labiau gal sakyčiau, akcentuoti reiktų tiesiog kaip raumenį jauti, ar nevaržo, ar smagiai eina atlikti, kaip jautiesi po to pratimo. Ir tas būtų gerokai svarbiau, negu kažkokią teoriją anatominį, kaip geriau tas raumuo įsijungia. Tai vėlgi visi esam skirtingi, skirtingai turim patirties, skirtingai jaučiam raumenį, skirtingai galbūt disbalansai tarp raumenų, tai tiesiog išsibandyti ir daryti savo variantą, tas, kuris tiesiog tau labiau patinka. Tai padarysiu dabar šitą, po to trauksiu tokį siaurą iki čia, tada biškį daugiau atsiloši, kad bicą mažiau pajungtum. Čia irgi panašiai tas pats. Yra tokia teorija vėlgi, kiek atsilošti, ar ne? Tarkim, pritraukinėja ir gali daug atsilošti ir gali mažai leisti. Ir tarkim, pavyzdžiui, tam pratime, kur ten darysiu, tai jeigu aš leidžiu tai labai prie krūtinės, tą, tarkim, antgalį rankas, tarkim, prie krūtinės, tai esmė tame, kad tas trosas mane verčia taip, kad aš jau iš bicepso galiu nemažai pritraukti pats. Tai realiai aš junginėju tiesiog daugiau bicą. Tai atsilošdamas, mano ranka eina grinai su trosu ir realiai padaro taip, kad tiesiog aš atjungiu daugiau bicą. Nes jeigu bicas jau susilenkia daugiau ir trosas verčia į tą pusę, netolygiai pagal ranką, bet į ten. Tai faktas, bicas turi įsijungti, kad išlaikytų. Tai tiesiog realiai tu jungi dar bicą, kad pritrauktų. Tai tiesiog atsiloši ir sumažini tą bicų jungimą. Biškai didesnis svoris. And let's fucking roll. Turim pusę 10, 3 žmonės plus aš. Aš už 5, skaitant kameras. Tai pusę 10. Life is good. Tai nice. Smagu. Nes tavarsime iškart ir dviejas, iškart vėl galima judėti. Gerai, einu prie kitų pratimuko, kad... tarkim, jeigu mažai atsiloši, jeigu tik iki čia traukia iš nugaros, ir va šitam taške, aš grinai iš bico, turiu prilaikyti. Tai realiai, aš daugiau atsilošiu, tarkim, atsilošiu va iki čia ir grinai ranka, va šitą vietą visą, su trosa eina tau lygiai, ne? Tarkim, taip. Vietoj to, kad aš, tarkim, traukčiau iš čia ir va, jungčiau tokį. Ir tai aš jaučiu, kad į tą pusę, ar ne, tarkim, pritraukinėčiau. Aišku, tai gali reguliuotis kažkiek, į kitą vietą trauksi. Bet realiai atsilošant tu iš karto sumažini tą bicų jungimą. Lengvai. Viskas lengvai. Aišku, tu galėtum gal ten traukti irgi. Bet tai yra tiesiog paprasčiau, nes jau tavo ranka eina lygiai su trosu. Labai lengva tada išjungti bicą, kad jis neįsijungtų. Tai čia pirmas toks protips. Tada kitas variantas, ką visi nugarai mokina treneriukai, tai junginėt tavo mentis. At, pavyzdžiui, yra šitas judesys, toksai, grinai iš menčių, tarkim, per alkūnėm, visiškai nieks nejuda, ar ne?
Tai mūsų mentė išneša petį lauką, ar ne? Tai va, ir ten irgi yra raumenys. Yra romboidai, trapecija, kurie visą tą stabilizuoja mentę, ar ne? Ir mes ją norim irgi jungti. Tai ką darom? Jungiam viską kartu. Jungiam mentės judesį, tada iš lacų. Ir viską ištempia. Jeigu, tarkim, nejungtum mentės to judesį, ar ne? Tai va, išsities iki čia viskas. Ir galėtum traukti, ar ne? Bet norint išties ir mentę, dar va, išsitiesia daugiau. Tai tiesiog stengiasi daug išsitiest ir tada viską sutraukti. Vėlgi, nejungiant bicepsų. Nu, taip tai man patinka. Vienas in the gym. Tiek, kad gaila 20 minučių liko gym'e. Ok. Nu ką, dar vienas iš tokių fainesnių pratimukų nugarai. Tai būtų čia. Šiaip nugarai super fainas. Man apskritai faktas izoliuotas pratimas. Izoliuotas. Čia gal ne tai, kad izoliuotas. Čia vis tiek nugarai labai izoliuotai nepadarysi. Bet smagiai jaučiasi nugarą. Atrodo, grinai atjungia visus kitus raumenis. Dirbi tik iš to. Tokį gerą contraction padarai. Dar su lengvu tokiu išsukimu. Vėlgi, ištempimas raumens labai didelis. Tai irgi labai smagus atlikimas. Ir su viena ranka neapkrauni taip lower backo. Gali dar su kita ranka įsiremt. Tai gaunas tas ištempimas toks gerokai atrodo smagesnis, labiau kontroliuotas. Ir kuo atjungia daugiau, tarkim, kojas, klubą, lower backą, kuris tave laiko, ar ne, tuo atrodo geriau, gali susikoncentruoti tą nugaros raumenį, kurį stengiamės mes čia jungti. Tai šitas galui, kada raumuoju yra išvargęs, skaičiau, vienas iš tokių tikrai geresnių pratimukų. 15 minučių iki džimo uždarimo, žmonių 0, muzika išjungta. Legaliai man priklauso šitas džimas. Nice, so cool. Kaip būtų gerai turėti savo džimą, būtų galima filmuoti, kur daryti. Niekas nevaikščioti, būtų galima apsikrauti kamerom ir būtų tikrai cool. Bet svajonės toks ir yra dalykas. Smagu jas turėti, jei viską neturėtum svajonių. Irgi būtų neįdomu. Ok, dabar važiuoju daryti kitą pratimą. Dar vieną. Aišku, šiaip dažniausiai tai darau šitą paskutinį ir praktiškai taip užsibaigia. Nu, gal dar kartais, jau dabar, pavyzdžiui, irgi jaučiu pumpas tikrai visai fainas, smagus. Nes tas, sakau, konkrečiai jungia. Konkrečiai jau grinai jungias, jaučiasi pumpas. Dar kartais padarau tokius nuleidimus su trosu. Tai irgi toks ganėtinai izoliuotas jau, grinai iš nugaros, nes praktiškai niekas gal nesijungia, ne? Gali kažkas stabilizuoti, gal petyje, gal dar kažkur, ne? Bet krūtinė lengvai stabilizuoja, bet, sakykime, nugarė jau toks irgi neblogas. Bet dabar padarysiu prisitraukimus su palengvinimo mašina. Nu, aš čia taip vadinu palengvinimo mašina, nes ten tiesiog ant jos atsistoja ir padeda tau pristraukti. Tai tiesiog irgi dar papildomai realiai gausis mažas svoris, užlaikymus galbūt ir lėtus, tokius lėtesnius nuleidimus. Tiesiog maksimaliai dar iškraut raumenį. Pažiūrim, kaip ten atrodys. Čia, sakykime, kuo daugiau svorio uždedi, tuo tau daugiau padeda. Tai čia dabar yra kem 1. Na, tai va, turėtų būti nesunku. Aišku, jau jaučiasi, kad sunku pavargęs. Nu, davai. Let's roll. Fuck's sake. Nice. Kažin, kaip nugaryti atrodo. Greičiau visai įkalt. Įsivaizduoju, kas čia matysis. I promise that I got this. I'm launching. All I've wanted has been exhausting. I'll teach you how to harness, control the conscious. You got this, yeah, you got this, you gotta want it. Life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop. Šiaip tai sutinės esu gerai vakare. Yeah, you must beware. Got 'em like hey. Taip reikia su kuom daryti. Biškį dydžio priduot. Priduot. Life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop. I am prepared to get to the top. Yeah, you must beware. Got 'em like hey. I will not stop. I am prepared to get to the top. Yeah, you must beware. You watch out, I'm fighting hard. Tokie reikaliukai. Greitai prabėgo tą trefkį, faktas, aš iš jūs barbau. Gal dabar kem minučių. Čia kitam kartui šiaip kaip ir neblogai. Kitam kartui reikia turėti gal kokią be 15, 9. Tai taip, valandą ir 15 minučių. Iki galo skaičių būtų beveik pats tas arba pusantros valandos pasilikti iki galo ir turėtų būti praktiškai pats tas. Tai va, šiaip pumpas neblogas. Palyginus kaip nugarai,
tai sakyčiau, 8 procentų duočiau. Atskau, kartais gaunasi, atrodo, atvarai greitą trefkę, bam, 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 greitai apie ją padarai. Bet tas sukuria tokį irgi tiesiog tu turi ir nori greit padaryti ir stengiasi padaryti tiek, kiek reikia. Ir gaunasi tas, kad gerai nuovargį pat sukuri. Tai šiandien būtent tas variantas. Visai smagiai, aišku, kardio nedarysiu, jau viskas laikas namo. Bet kardio dabar, taip, daugiau skiriu darbams laiko negu ryškinimą daryti. Geriau ten ryškinsiu, darydamas kažkokius darbus, negu čia tiesiog ant bėgimų kelių. Nors ir taip ant bėgimų kelių, bet darydamas dar varydavau kokius nors ten klientam parašinėti ar kažką. Tai va, tokie reikaliukai greitai, čia parbėgau tą nugaros treniruotę, kelis pratimukus, bet šiam kartu tiek. Aišku, dar prie bicų dadėčiau, bet tai yra prie nugaros dadėčiau bicą, bet jau šiam kartui nebedarysiu, pasiliksiu kitai trefkiai, galbūt prie rankų pridėti. Visai irgi smagiai pasidaro. Tai va, šiam kartui tiek. Tinka filmukas, spaudžiam like ir subscribe. Filmukui žiauriai reikia laikų, kad kiltų į viršų algoritmas. Parašykit komentarą, savo mintis, kaip jums sekasi nugaros treniruotės, ką darot per savo nugaros treniruotės. Įdomu bus pasidalinti, pasirašinėti komentaruose. Tai laukiu visų ir šiam kartui tiek ir iki. You got one shot, life ain't fair. Are you gonna win or will you play scared? I will not stop, I am prepared to get to the top.